Peržvelgti iš naujo tai, ką mes turime tiesiog visiškai šalia mūsų. Ir man atrodo, kad truputėlį labai gaila, kad nėra trupė žmonių ar daugiau teatro žmonių, bet yra tie, kurie ir dirba ir sprendžia šito teatro likimą, kad jų nėra ir jie irgi turbūt negali pamatyti viso to bendrojo konteksto, kuris yra būdingas būtent ne tik šitam pastatui, bet ir tiem žmonėms, kurie susiję vienokiu ar kitokiu būdu su tuo pastatu. Ir lygiai taip pat, kad tai ne tik, sakykime, daugiakultūrinio, bet kartu o šiuo atveju man irgi labai buvo ir smagu ir kažkaip dar kartelį pabrėžti, kad tai kartu ir lietuviškojo Vilniaus dramos teatro, būtent Vilniuje lopšys. Ir tas faktas irgi turėtų, truputėlį paskatinti tokį galbūt kitokį žvilgsnį ir į savo pastatą, nepaisant tos ilgametės istorijos, ir kartu į tai, kaipgi apskritai kūrėsi tas Vilniaus dramos teatras būtent šitame pastate. Nes paradoksas yra tai, kad aišku, jo įkūrėjo biustas, kaip Romualdo Juknevičiaus, jį mes turime Nacionalinėme dramos teatre, kito tęsiančiojo ir Henriko Vancevičiaus taip, o čia tarsi lyg ir, nors galbūt aš irgi ne iki galo žinau, Romualdo Juknevičiaus pavardė nėra labai ryškiai taip akcentuojama būtent šito teatro istorijoje. Taip akcentuojama, bet ne taip svarbiai, nes įkūrimo datą 40-ųjų metų pasiėmė būtent akademinis ir paskui nacionalinis teatras. O antras turbūt dalykas irgi susijęs, kodėl, nes pavyzdžiui, čia lyg ir tokie bendrieji mano pasvarstymai arba faktiniai kažkokie duomenys. Bet kartu jie iškelia irgi labai tokią sudėtingą tokį klausimą. Pasižiūrėjau ir prisimenu dar prieš 20 metų ir pati buvau jauna, dalyvavau vėlgi Nacionalinio dramos teatro ten kelias dešimtmečio įkūrimo konferencijoje. Ir tada mūsų kolegė Irena Aleksaitė profesorė iškėlė naujus, galima būtų sakyti, naujus faktus, kad praktiškai Vilniaus teatro įkūrimą reikia laikyti ne tą sovietinę datą 1940 spalio 6, kaip sovietinė valdžia pasisavino, o šiek tiek anksčiau, kada jis buvo įkurtas nepriklausomybės dar laikotarpiu. Tai yra ta paskutinį 40-ųjų metų, bet, sakykime, iki birželio mėnesio. Tai irgi toks paradoksalus dalykas, bet kalbant apie lietuvių teatro istoriją, kiek aš žinau, o žinau tikrai, sakykime, nedaug, galbūt kolegos pataisys, nes šiaip irgi buvo tokia tradicija, kad teatro įkūrimo faktas, jis vis dėlto remiasi premjera, o ne tam tikru, taip, įteisina, formaliai užrašo, įrašo, teatras įkurtas ir tada teatras turi galimybę parodyti savo spektaklį. Ir tik tai tada, po to spektaklio, po tos premjeros jau laikoma, kad šitas teatras yra ne tik formaliai įkurtas, bet jis ir pradeda savo gyvavimą. Tai šitam teatrui tais tokiais lemtingais 39-40 metais iš tikrųjų, atsirado ar užgriuvo tokia sudėtinga situacija, kad vėlgi mes turime tas 2 datas, o šiaip jau galima būtų sakyti netgi ir 3 datas, ir netgi 4 datas, jeigu taip kiekvieną datą pabrėžti ir žiūrėti į ją, kada tas teatras buvo ir formaliai, ir paskui neformaliai įkurtas. Tai aš tiesiog noriu prisiminti tuos faktus, žiūrėdama į Vilniaus balsą. O Vilniaus balsas irgi laikraštis, dienraštis, Vilniaus dienraštis, kuris šiaip jau, atsiprašau, ne į tą pusę pavažiavau, dienraštis, kuris kartu ir įsikūrė su 39 metais, su spalio mėnesiu. Pirmasis jo numeris, matote, išėjo ne spalio 10, bet šiek tiek vėliau. Ir praktiškai kartu su šituo laikraščiu prasidėjo irgi didžiulės tokios diskusijos, koksgi turi būti ir kad turi būtinai Vilniuje būti lietuviškas teatras. Aišku, kad pastatas yra šitas, kol kas irgi pirmosios gastrolės tiek operos spektaklių, tiek ir paskui pamatysime dramos spektaklio pirmosios gastrolės irgi įvyko būtent šitame pastate. Tai mes be Vilniaus nenurimsime, šitie garsieji Petro Vaičiūno
tokia eilutė, turbūt galima būtų sakyti garsioji, jinai lydėjo visą tarpukario ir spaudą, ir visuomenininkus, ir kultūrininkus, dėl to, kad labai daug ir reportažų Kauniškėjas, ar ne, tarpukario Lietuvos Kauniškėje spaudoje, dienraščiuose ir savaitraščiuose, ir ypatingai kultūriniuose leidiniuose visą laiką mes girdėjome tos Petro Vaičiūno žodžius kaip savotišką šūkį ir pagaliau aišku, tas Vilnius pagaliau atrodo kartu su Lietuvos įžygiavusia į sostinę Vilnių kariuomenė atiteko Lietuvai, kaip matome 39 metų spalio 10 dienos sutartimi. Ir kartu, čia noriu ir pabrėžti, ir priminti, kad ir pirmasis šiek tiek keitėsi, aišku, ir pats jis keitė savo pavardės, Rapolas Mackonis, kuris tapo Vilniaus balso redaktoriumi, buvo išrinktas, paskirtas dar irgi. Jis beveik kiekviename Vilniaus balso numeryje visą laiką kalbėdavo, kad mums reikalingas stacionarus teatras. Tas teatras turi būti čia, atvežtas, sukurtas, o ne tik, sakykime, kaip vėliau pamatysime, kad tai gali būti kažkokie tai gastroliniai spektakliai. Tai vienas iš tokių tekstų lietuviško teatro reikalų, tas tekstas buvo išplėtotas ir savai perspausdintas Naujosios Romuvos puslapiuose, nes irgi, kaip žinote, kad ne tik po, sakykime, 40-ųjų metų, bet iš karto ir po 39 metų, po šito fakto, kad Vilnius atiteko jau Lietuvai, tai etnografiniai galima būtų sakyti Lietuvai, nemažai redakcijų, o Naujosios Romuvos redakcija irgi viena iš pirmųjų persikėlė į Vilnių. Ir tiek Naujosios Romuvos, tiek jūs matote ir ten 20 amžiaus laikraštis, jie visi irgi vienokio ar kitokio būdu kalbėjo, rašė, kad Vilniui lietuviškas teatras nepaprastai reikalingas. Aišku, tas paradoksas yra tai, kad čia buvo ir Lenkų teatras, nepaprastai stiprus teatras, ir tarsi lyg ir galvodami taip, mes turime nepaprastai puikų, sakykime, lenkišką teatrą, bet Vilniečiams ir Vilnijos kraštui reikalingas lietuviškas teatras. Ir tas teatras reikalingas ne tik, sakykime, kuris atveža ir parodo spektaklius, nes vėlgi ta problema buvo sprendžiama, kad galima būtų apsieiti tik tai gastrolėmis, bet vis dėlto, kad reikalingas nuolatinis stacionarus teatras, kad teatras reikalingas kaip atliekantis tam tikrą ir meninę, ir kartu juolab kultūrinę ir tautinę funkciją, todėl kad lietuvių kalba čia nepaprastai svarbi ir tie spektakliai, kurie bus rodomi lietuviškai rodomi, nes vėlgi ir kaip pats Mackonis Rapolas, jis keitė į Mackevičių pavardę, jeigu kartais irgi aptiksite, netgi ir čia, po šito straipsnio R. Mackevičiaus pavardė, ten dėl kitų, dėl tokių ideologinių sumetimų. Tai aišku, kad ta kalba irgi kaip vienas iš tokių akstinų, kad galų gale Vilnijos žiūrovai, kad Vilniaus žiūrovai pamatytų spektaklius lietuvių kalbą. Nes šiaip irgi tas šūkis didysis, taip, su Vilniumi nurimome, bet Vilnius kaip meno, kultūros, kur iš kiekvieno kampo, iš kiekvienos gatvės į mus alsuoja kultūra ir menas, tai turi būti ir teatras nepaprastai meniškas. Ir juo labiau, aišku, irgi ir šitame straipsnyje, ir kituose jis kalbėjo, teatras negali būti valdiškas, nes irgi buvo sprendžiama, o ta ilga tokia sprendimų, galbūt irgi dėlionių, dar 39 metais prasidėjusi istorija, ir Juozas Miltinis mums puikiai žinomas į ją labai aktyviai įsitraukė, pasakęs, kad teatras turi būti pradėtas kurti visiškai nuo nulio, reikia surinkti visiškai jaunus, naujus, o neimti šitų senių iš valstybės teatro ir kad visiškai jauni žmonės pradėtų nuo nulio kurti naują puikų meninį teatrą. Todėl, kad tuo metu valstybės teatre irgi buvo pasidalijusi trupė, galima būtų sakyti, į dvi dalis. Viena vyresnioji, tai vadinamieji seniai, ir jaunesnioji, čia jau su Romualdu Juknevičiumi priešakyje, lygiai taip pat negalima pamiršti ir Algirdo Jakševičiaus, kuris atvykęs į Vilnių kartu jau įsteigus lietuvišką Vilniaus dramos teatrą, kuris pradėjo dirbti kartu su Vaidilos teatru. Beje, irgi tas Vaidilos teatro klausimas nuolat buvo keliamas, ar jis gali toks išlikti, ar negali, ar jis pilnai atspindi lietuviško teatro poreikius. Žinoma, kad iš dalies jis neatspindėjo ir todėl
tie garsūs šūkiai, garsūs žodžiai, kad teatras negali būti valdiškas, jis turi būti ir įkurtas, bet kartu jam turi vadovauti žmogus, kuris yra visiškai pasišventęs meniniams reikalams. Tai čia vienu žodžiu irgi Vilniaus balso ir galima būtų sakyti Rapolo Šaltenio tokia mintis, kuria jis visus tuometinius laikraščius užkrėtė. Kaip žinia, pirmieji, tuo metu, kai įėjo lietuviškoji kariuomenė, pirmieji mes matome savo valstybės teatro operų spektaklius parodė operos trupė, ar ne muzikinė. Ir šiaip jau būtų tikrai, galima būtų sakyti, didžiulis toks paradoksas, kad netgi sprendžiant jau nuo spalio mėnesio, tai matome, kad pirmosios gastrolės įvyksta, nors buvo kalbėta apie gruodžio pradžią, tai pirmosios gastrolės valstybės teatro, kaip po tokio dar filialo, nepavadinto filialu, bet su spektakliu, pirmosios gastrolės įvyksta tik tai 39 metų gruodžio 21 dieną, savotiškai, mes žinome, ne 29 metų gruodžio 17 dieną, irgi tas Olekos garsusis Olekos Žilinsko spektaklis, Vinco Krėvės Šarūnas, kuris laikomas, tokiu lietuviškosios režisūros pradininku ir pradžia lietuvių dramos teatre. Tai būtent šitą spektaklį Kazio Juršio šiek tiek, sakykime, pakeista, atnaujinta, nes spektaklis nebuvo rodytas visą laiką, tai jį parodo tik tai gruodžio 21 dieną. Tai matom irgi, kad praeina tam tikras laikotarpis. Ir aišku, kad tiek Kauno operos muzikinių spektaklių, tiek ir šito spektaklio gastrolės, žinoma, kad jos buvo irgi labai plačiai aptartos spaudoje ir mes matom Viešnagė Vilniuje, visi suminėti, kada kur kas kaip vaidino per 3. O Šarūno šita programa, jinai buvo įdėta į gruodžio 17 dienos pirmąjį puslapį, kaip tokį šaukimą visus, kad pagaliau iš tikrųjų dramos teatras atvažiuoja. Ir lygiai taip pat jau paskui vėliau mintis apie Šarūną ir jo spektaklį Vilniuje, čia tokio Petro Averkos parašytas tekstas, kuriame irgi buvo pabrėžtas tas meniškumas, kad pagaliau mes pamatėme menišką spektaklį ir tas meniškas spektaklis, toks lietuviškas spektaklis, gali konkuruoti su Lenkų teatru. Nes irgi visą laiką buvo kalba, kad Lenkų teatras yra nepaprastai profesionalus, jis meniškai labai paaugęs ir išaugęs ir kad lietuviai tikrai negali rodyti kažko tokio, kas nebūtų arba ko nebūtų galima lyginti iš gerosios pusės būtent su jau valstybės arba lietuviškuoju teatru. Kaip matome, dabar čia prasideda tos kelios datos. Ir tos kelios datos iš tikrųjų susijusios vėlgi su nepaprastu, galima būtų sakyti, spaudos spaudimu tuometiniai nepriklausomos Lietuvos valdžiai. Ir pirmoji data, kurią, ar gali būti Vilniaus dramos teatras įkurtas, ar ne, laikyti jo įkūrimo datą, tą pirmąją datą, nežinau, tai čia irgi turbūt istorikams spręsti, dėl to, kad nėra, kaip jau minėjau, tų datų mes turime beveik prie kiekvieno dramos teatro ir tik tai paskui išsifiksuoja jau parodytas spektaklis. Tai pirmoji data yra 1940 metai, sausio 17 diena, kada valstybės teatro direktorius, tuometinis Antanas Juška, kuris visiškai neturėjo nieko bendra su menu, o dar prieš tai 39 metais buvo nuvažiavęs į Maskvą ir ten labai aprašė irgi savo įspūdžius iš Maskvos, kaip ten viskas puiku ir gražu ir taip toliau, bet, sakykime, jisai pagaliau tokį įsakymą pasirašo, remdamasis tais turbūt 3 punktais, kurie tuo metu teatro trupei buvo nepaprastai svarbus. Tai yra, žinoma, kad palengvinti Vilniaus dramos teatro įsteigimą, būtent Vilniuje. Palengvinti dramos išvykas į Vilnių ir provinciją. Nes tikrai, sakykime, gastrolės, taip, jos buvo numatytos, bet mes matom, kad drama šiek tiek ir vėliau atvyko į Vilnių. Ir trečias dalykas, kad normalizuoti trupės santykius. Nes tie santykiai, kaip jau minėjau, irgi buvo pašlyję ir tas skirstymas tarp jaunesnių trupės ir vyresnių, aišku, kad kėlė didžiulį sąmyšį ir pačioje, sakykime, trupėje valstybės teatro, būtent dramos.
1940 metais, atsiprašau, vėlgi spaudžiant visiems, sausio 25, nors mes matom, ar ne, čia nedidelis tas toksai labai tarpas tarp šitų dviejų datų, ministrų taryba su pirmininku Antanu Merkiu ir švietimo ministerija, ministru Kazimieru Jokantu, priima nutarimą įsteigti Vilniuje valstybinį teatrą. Ir tie keli punktai, štai vat jie tokie. Pirmas, organizuoti Vilniuje nuolatinį. Ir čia turbūt reikia atkreipti dėmesį į tuos žodžius, prie kurių paskui irgi spauda nekartą kybo ir todėl to teatro įsteigimo, formalaus jau įsteigimo, atsirado galimybė jį šiek tiek nukelti vėliau. Organizuoti, ar ne, Vilniuje nuolatinį valstybinį dramos teatrą. Kol dramos teatras Vilniuje bus suorganizuotas, Vilniaus teatro reikalus rūpina Kauno valstybės teatras gastrolėmis. Antras, išnuomoti Vilniaus miesto savivaldybei priklausančius rūmus Basanavičiaus gatvėje. Tai čia irgi dėl to, kad Vėlka Pohulianka, jinai buvo iki 40 metų ir va čia dar 40 metais jau pavadinta labai greitai Basanavičiaus vardu. Toksai, sakykime, ar ne? Nors kada žiūrime, matote, čia valstybės teatras Vilniuje jau yra sausio mėnuo, bet praktiškai dar vadinamas teatras Pohuliankoje, ar ne? Nekeičiant Basanavičiaus gatvės. Tai išnuomoti priklausančius rūmus Basanavičiaus gatvėje Vilniaus valstybinio teatro reikalams. Ir trečias dalykas, ne trečias, o paskui ketvirtas, 25 000 litų skirti avanso teatro scenos remonto ir įrengimo reikalams ir prižiūrėti esamą Vilniuje operetę ir dramą. Operetė ir dramai laikyti gali būti duodamos nedidelės pašalpos. Aišku, kad spauda, ir čia jau vienu žodžiu Vilniaus balsas, jis prikibo prie to išnuomoti. Nes šiaip iš esmės tas nuomos dalykas, jie piktinosi, kuriame teatrą, o teatro nėra, vis dėlto gastroliuojam ir nuomojam ir mokam Lenkams didžiulius pinigus už tai, kad būtų parodyti lietuviški spektakliai. Tai aišku, kad ta trintis, vėlgi tokia ideologinė, turbūt trintis ir politinė trintis, jinai savaime suprantama, bet aišku, tas išnuomavimo aspektas jis tuo metu išties netenkino tų, kurie nori, sakykime, kad tas teatras pagaliau Vilniuje būtų. Ir štai mes matom jau dar kelias datas, kurios vėlgi susijusios su pasikeitusia ir mes galim sakyti, kad tikrai nepaprastai greitai tie įvykiai keitėsi, reikėjo su jais suspėti, teatras žinoma, kad mechanizmas labai toks sunkus ir didžiulis ir visą savo tokią galima būtų pažanginį galbūt žingsnį galėjo prisimti būtent ta naujoji sovietinė valdžia. Tai vėlgi 1940 metais birželio 17 diena nustoja gyvavusi Lietuvos vyriausybė. Paradoksas irgi dar yra tai, kad praktiškai, ir ne mes čia kalbame apie Smetoną ir taip toliau, bet ir Vilniaus balsas irgi jau paskui, kada teatras buvo įsteigtas ir visi priekaištai griuvo tai nepriklausomos Lietuvos vyriausybei, pabrėžiant, kad netgi Smetona nesusiruošė per visą tą laiką, vienu žodžiu, aplankyti Vilniaus kaip Lietuvos sostinės. Bet tęsiant toliau, 40 metai, birželio 22 diena, pasikeičia Vilniaus balso redaktorius. Aišku, tai yra normalu, keičiasi, nors paskui dar irgi ir Mackonio, ir Mackevičiaus pavardė buvęs redaktorius rašys toliau straipsnius, bet mes matome Albiną Žukauską. Šiek tiek tas dėmesys teatrui atslūksta, o jau žinoma po pasikeitimo, sakykime, vyriausybės ir Justo Paleckio atėjimo ir į valdžią, į ministrus pirmininkus, štai mes matome 40 metai, Liepos 2 diena, kada Paleckis ir švietimo ministro Antano Venclovos įsakymų Romualdas Juknevičius yra skiriamas Vilniaus dramos teatro direktoriumi. Netrukus teatro meno vadovu ir režisieriumi, o pastatas yra nacionalizuojamas. Tai vat su šituo skirimu ir pastato nacionalizavimu, kada mes irgi kalbam taip, tada anksčiau viskas puiku, teatras buvo įkurtas, spektaklis atvažiavo, buvo parodytas Šarūnas tik tai, sakykime, tą vienintelę dieną ir paskui, aišku, kad tų gastrolių nebuvo ir tik tai tada, kai naujosios valdžios, sovietinės, kad ir kaip ten būtų valdžios,
paskirtas vadovu Romualdas Juknevičius ir kai ta, beje, iš tikrųjų dar Juškos išdalyta trupė į dvi dalis, nes viena trupė lieka Kaune su Borisu Dauguviečiu dar tuomet priešakyje, o kita tarsi lik ir su Romualdu Juknevičiumi važiuoja į Vilnių. Kai kurie aktoriai, dramos aktoriai vyresni, ne tik jaunimas, pasiprašė važiuoti į Vilnių, atvažiavo ir vat per tą ganėtinai, nes atsiminimuose buvo kalbėta, mes dirbome dieną ir naktį prie spektaklio, pamatysime irgi, savotiškai galima būtų sakyti, rekonstrukcijos, 2 mėnesius, kad teatras parodytų jau savo premjerą. Tai va, į naują teatrą atvykusieji, vėlgi su Romualdu Juknevičiumi viršuje ir krašte, šiek tiek tokias ištemptas, čia vaizde fotografijos, bet būtent prie šito teatro Pohuliankoje, arba galima sakyti, jau Jono Basanavičiaus gatvėje. Ir tai yra ta trupė, kuri pradeda darbą prie, vėlgi, garsiojo Romualdo Juknevičiaus spektaklio, kurio laivelis visą laiką kabėdavo Lietuvos valstybinio akademinio dramos kaip uždangos ir kaip teatro ženklas, išliko ir toks, o tarsi lik ir ne, visa ta istorija šiek tiek pasislinko tolyn, nors iš esmės ir šitas pastatas gali turėti tam tikras teisės būtent ir į šitą spektaklį, ir į patį Romualdą Juknevičių. Atsiprašau, kad aš taip vis kažkaip ne į tą pusę pasuku. Dar vieni tokie labai svarbus įvykiai, kurie jau turbūt susiję su pačia menininko individualybė, keičiantis valdžioms, patikint tų valdžių pažadais, dėl to, kad vėlgi mums visą laiką atrodo, kad tai valdžia yra kažkas tai kita, kuri čia mums taip primetė, mes nežinome. Bet šiaip iš esmės ir Romualdas Juknevičius, ir, sakykime, trupė žmonės, ir tie žmonės, kurie iš Kauno atvažiavo į Vilnių, jie puikiai pažinojo tą naująją vyriausybę, todėl kad tai buvo bendrų žmonių buvimas kartu dar ir nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu. Tai galima būtų sakyti, kad tie pirmieji metai, galbūt 40-ieji metai, jau nekalbant apie vokiečių okupacijos laikus, tai jie ir buvo tas tų vilčių bandymas įgyvendinti, turint galvoje, kad ta naujoji vyriausybė, kurios dar irgi nesuvokiama, kad tai yra ta grinoji sovietinė, kuri paskui virsta visiškai kitokia po 45-46 metų ir tik tai tada visi supranta, į kokį, sakykime, į kokį liūną jie įlindo. Tai tas tikėjimas naujaisiais laikais ir netgi pasidavimas tai naujai socializmo ar socialistiniai retorikai tarsi lik ir nekėlė tokių didelių kažkokių tai abejonių tiems jauniems menininkams. Juo labiau, kad jeigu mes turime galvoje, jog Romualdas Juknevičius tuo metu buvo 34, pati ta gražioji branda jau sukūręs tikrai Klaipėdoje keletą puikių spektaklių ir beje vokiečių jau okupacijos laikotarpiu ir pats, ir su draugais, ir ten, sakykime, padedamas Jurgio Blekaičio ir visų kitų, kaip savotiškos vyko tokia konkurencija tarp Kauno ir tarp Vilniaus. Aišku, kad visą laiką irgi buvo kalbama, kad Vilnius tai yra pagrindinis. Vat šitas Juknevičiaus teatras, Vilniaus dramos teatras, šitame pastate veikiantis, jis yra pagrindinis Lietuvos teatras su pačiais geriausiais savo spektakliais. Bet aišku, kad ar ne, jeigu tu gauni kažkokius tai dalykus susijusius su valdžia, štai mes matome 40-ieji metai, žinoma, ar ne, tarsi lyg ir paskiria, o paskui tu turi už tai, kažkuo tai sumokėti. Juknevičius renkamas, įrašomas, net irgi atskiros istorijos apie jo įrašymą, išbraukimą, atsisakymą ir taip toliau, kas paskui jau po 45 metų iš tikrųjų užgrius Juknevičių kaip visiškai kitokie ideologiniai reikalavimai ir praktiškai galbūt turės tam tikros dramatiškos labai įtakos ir jo paties kaip menininko likimui. Bet kaip naujojo teatro vadovas ir režisierius ir puikus, į kurį dedamos beje visos viltis, jis išrenkamas į LTSR arba LSR, SSR, sakytumėm, aukščiausios tarybos narius iš Vilniaus apygardos ir
viename vat štai iš tokių straipsnių, vėlgi, kad atėjo laikas, kurti tą naują socialistinį teatrą. Aišku, ta retorika keičiasi ir laikraštyje tuoj pat irgi jį pasikeitė, bet, sakykime, kad Vilnius susilaukė lietuviško teatro, kad, sakykime, tas teatras, kuris buvo anksčiau, o jis buvo tos kairiųjų pažiūrų šiek tiek ir siejamas su, tokiom kairiom galbūt pažiūrom, tarsi lyg ir, keitė ir paties Juknevičiaus padėtį, žvelgiant į jį ne tik kaip į menininką, bet kartu ir į žmogų, kuris atsidūrė ir savotiškoje politikoje. Jeigu vėlgi žvilgtelsėmi į kitus spaudos, sakykime, tokius ir į antraštės, ir į straipsnius, čia tokie mažiukai, bet matome viename iš Vilniaus balso jau ir šitos rūmus, kada teatras ruošiasi atidarimui, tai tas atidarimas vyko ir aišku, kad jį nepaprastai visi stebėjo, spaudai tai buvo vienas iš tokių, kaip ir, sakykime, svarbiausių pagrindinių įvykių, kol teatras neatsidarė ir štai mes matome, kad iš Juknevičiaus daug tikimasi, kad jis teatrą neadministruos, o kurs, kad jis visas jėgas meninės sutelks į naujo, aišku, socialistinio ir visokio kitokio teatro kūrimo. Ir vienas iš tokių, sakykime, irgi yra straipsnelis, kad Vilniaus valstybinis teatras atremontuotas iš pagrindų, pabrėžiant nepaprastai, jog įrengti nauji kambariai aktoriams, dekoracijų dirbtuvė ir siuvykla, naujas scenos apšvietimas, pakeliama scena, iškloti kilimėliai, o žinant apskritai, sakykime, Juknevičiaus tokį preciziškumą ir galantiškumą ir tokį švaros teatrinės, ir ne tik teatrinės švaros pomėgį. Aišku, ir jis pats sakydavo, aš jau žiūrėjau ten visus kampelius, aktoriai prisimena visas, sakykime, scenos grindis, kad tik nebūtų kažko ir kad kažko neatsitiktų. Buvo prižiūrėtas tas teatro remontas. Vėlgi, ar tai iš tų 25 000, kurios paskyrė nepriklausoma vyriausybė, ar jau, sakykime, iš sovietinės valdžios biudžeto, bet aišku, kad tai buvo paversta ir teatro, sakykime, įkūrimas buvo paverstas, tokia didžiausia galbūt Vilniuje ir visoje Lietuvoje, kaip ir valstybinė švente. Matom, vėlgi, sovietinė valdžia prisijima teatro įsteigimą, arba kitaip tariant, ar ne, jie aplenkė tai, ką darė, ko nesiryžo padaryti nepriklausomos Lietuvos valdžia. Žinoma, sovietų valdžia padarė tai kaip, tokiu bizūno, turbūt kaip su bizūnu. 1940 spalio 6 diena. Visa tai prilygsta iš tikrųjų valstybiniai šventiai. Didžiuliai, sakykime, straipsniai. Va čia vienas, vėlgi, Vilniaus balse, apžvalga lietuviško teatro Vilniuje, nuo pat pradžių, su visom draugijom, su mėgėjais, akcentuojant irgi istorikams puikiai žinoma Juozą Vaičkų, kuris čia irgi 18-19 metais buvo ir kad čia jis irgi prisidėjo prie apskritai Vilniaus teatro kūrimo. Lygiai taip pat irgi akcentuoja tą garsų į Romualdo Juknevičiaus, Hermano Hermanso Vilties pastatymą. Ir tiesiog, ar ne, įsikuriant, vėlgi visi pasakoja, kaip tas viskas vyko, kaip yra repetuojama, įdėti personažų ir aktorių šaržai laikraštyje. Ir tiesiog vėlgi buvo keliamas ir pas mus istorijoje klausimas, o kaipgi čia taip greitai suformuotas repertuaras. Taip visi atvažiavę atsivežė Romualdo Juknevičiaus repertuarą dar iš Klaipėdos laikų. Nes šiaip iš esmės juk Hermanso Viltis buvo pastatyta 1936 metais Klaipėdoje ir tai vienas iš tokių, tikrai ir rimčiausių ir svarbiausių to meto spektaklių jau Andriui Olekai Žilinskui priverstinai, galima būtų sakyti, palikus Lietuvą. Tai vat čia ir repeticijos, Palaimos truputėlį, sakykime, tokio scenovaizdžio eskizas, kaip kas, bet pristatant spektaklį be abejo buvo rašyta ir čia Jurgis Blekaitis, kuris atrodytų niekaip su sovietinė valdžia, o paskui emigravęs nesusijęs. Jie visi labai lengva ranka rašė apie tai, kad pasikeitė ta ideologija ir spektaklis iš tikrųjų yra apie ten engiančiuosius ir engiamuosius ir jiems tai nekėlė jokio kažkokio vidinio pasipriešinimo.
Čia yra publikacijos iš Tarybų Lietuvos. Tarybų Lietuva Kaune pradėjo eiti šiek tiek truputėlį anksčiau, bet irgi labai, sakykime, plačiai nušvietusi būtent tą teatro įsteigimo šventę. Ir, kadangi Vilniaus balse tokia mažytė raidelėm tas Vilniaus valstybės teatro atidarimo aktas, tai va čia jisai rašo didesnėm raidelėm ir galima jį pasiskaityti. Aišku, kad, žinoma, dėkojant visai sovietiniai valdžiai ir Stalinui visų pirma. Dar iškilmės, kurios įvyko spalio 6 dieną, 13 valandą, irgi taip, sakykime, prezidiumas, Stalinas, viskas kaip ir priklauso tuo metu. Todėl, kad daro visą tai ta naujoji sovietinė valdžia. Perskaitytas teatro atidarimo aktas, sveikinimo telegramos iš visur, naujai parašyta. Jų ten, paruošta, ar ne, bet kaip ir parašyta, nuo ir teatro, ir nuo viso to prezidiumo padėkos ir sveikinimo telegrama ir perskaityta Stalinui. Oficialią dalį, kaip mes žinome, užbaigė Balio Sruogos specialiai šiam įvykiui parašyta kantata Lietuvos keliu, paskui sudainuotas Internacionalas, o jau paskui vakare parodytas spektaklis. Šiaip iš esmės po spektaklio, va čia Teofilija Vaičiūnienė, žinoma, galima sakyti, ar prisimena teisingai, ar neteisingai. Kolegė irgi kalbėjo apie tai, kad kaip galima tokiu metu, ten žmonės kalba, taip, jiems tai buvo tiesiog naujo gyvenimo pradžia. Ir tą naują gyvenimą jie iš tikrųjų sutiko labai su atvira širdimi, jauni, o Teofilija Vaičiūnienė, kuri buvo dar ir 41 metų amžiaus, tai jai iš viso čia buvo džiaugsmas, jis pasakė Kaune, Kauno teatras ne mūsų teatras, mes atvažiavome čia, įkūrėme jį, išvalėme ir čia pradėsime vaidinti, tiesiog iš naujo kurti tą naująjį teatrą. Ir turbūt kiekvienas taip jautėsi. Ir savo atsiminimuose jinai irgi rašė, kad po premjeros kaip ir pridera, visi ten balevojo, šoko ir taip toliau, iki pat ryto, nes buvo nepaprastai patenkinti, jau nekalbant apie tai, kad visa valdžia, visa visuomenė ir, žinoma, visi kiti kultūrininkai sveikino nepaprastai šitą, sakykime, naująjį teatrą būtent Vilniuje. Apie spektaklį rašė irgi mūsų, sakykime, teatro kritikos patriarchas Antanas Vengris. Irgi paradoksalu, nes pavyzdžiui, Antanas Vengrys, jis Ilgąją pasirašė, ten irgi tokių istorinių dalykų. Beje, matom, klaida palikta korektūros. Vilniaus balse galbūt nesuspėjo ištaisyti jos, irgi toks vienas egzempliorius likęs. Taip. Bet ar ne, jis tokius galbūt aptardamas spektaklį didžiuliai to recenzijoje praslydo, paminėjo, kad spektaklis šiek tiek ryškesnis, toks hiperboliškesnis, toksai galbūt socrealistiškesnis, negu buvo statytas 36 metais Klaipėdoje, bet aišku, kad galima būtų sakyti, kad ir aktoriai šiek tiek suaugo ir visas tas entuziazmas irgi persidavė jau iš užkulisių į sceną, bet kaip ir jis sako, ta viltis, tikrai savotiška aktorių mokykla, jau susiformavusi, apskritai kaip, tokia biografinė dalis paties Juknevičiaus ir kad revoliucinio socialistinio turinio viltis naujame Vilniaus teatre gavo nepaprastai ekspresyvę menišką formą, o tai pagrindas tikėtis, kad jam visa kas gražiausiai klosis. Ir iš tikrųjų tam teatrui klojasi iki 41 metų ir Juknevičiui, kada pasikeitė vėlgi, nes vokiečių valdžia, kaip ir paradoksalus dalykas, nepaisant to, kad sovietinė valdžia viena vertus, sakykime, paskyrė Juknevičių, o 46 metais apskritai jį išgrūdo iš teatro, tai 41 metais, kada atėjo vokiečių okupacinė valdžia, tai tapo vienas iš tokių, ne priešininkas, bet vis dėlto, ar ne, Vytautas Alantas teatro direktoriumi ir, sakykime, vien dėl to, kad dalyvavo ir rinkimuose į tarybą, ir kad buvo meno vadovas ir kad jau taikytai valdžiai visiškai, sakykime, galbūt nepatikimas, praktiškai Juknevičius, irgi statė spektaklius ir vėlgi sakiau, kad kovojo už tą savo spektaklių meniškumą, norėdamas visiems įrodyti, kad jis bent jau yra geriausias režisierius. Nors iš tikrųjų tuo metu turbūt taip ir buvo, nors vėlgi jisai, galima būtų sakyti, konkuravo su kitu tuo metu veikusiu teatru, tai yra Panevėžio dramos teatru ir su Juozu Miltiniu.
Vilties spektaklis atnaujintas ir va čia vėlgi, ar ne, jau tada, kada prisijima jau ir valstybinis, akademinis ir nacionalinis, atnaujintas 56 metais. Atnaujintas, matome, čia dar užrašyta Stalino, nes teatras persikėlė 51 metais į Stalino dar, nes Stalino vėlgi pasitikslino kažkaip, tarsi lyg ir buvo savaime suprantama, bet koks paradoksalus dalykas. Matom, Stalino prospektu vadinasi nuo 50 metų iki 61 metų, kas yra visiškai neįtikėtina. Po Stalino mirties, po 20 suvažiavimo, kada galėjo ir spektakliai būti atnaujinti, ir statytas Balys Sruogos, sakykime, irgi to paties Romualdo Juknevičiaus Apyaušrio dalia, tai praktiškai dar Stalino prospektas vadinasi. Tai vat, bet jau čia mes turime kitą pavadinimą – Vilties žlugimą. Galbūt irgi savotišką tą pavadinimą, nes vis dėlto to laivo viltis žuvimas, atsiprašau, ne žlugimas, irgi toks simboliška klaida. Tai visa tai, kas turbūt arba ką galėjo įdėti ir į tą pavadinimą, šiaip iš dalies ir pats Romualdas Juknevičius. Išvarytas 46-aisiais, šiek tiek vėliau, ir sugrįžęs jau į, sakykime, teatrą, nors įkvietė ten ir be 54-aisiais, sugrįžęs 54-aisiais dėl dekados, todėl kad jisai irgi važiavo beje, ir teatras gavo Valstybinio akademinio teatro pavadinimą už spektaklius parodytus dekadoje, ir dėja pats Juknevičius nieko negavo, nors kiti irgi gavo vardus ir apdovanojimus, ir tik tai, sakykime, kada 56 metais įvertinamas LSSR tik meno veikėjų vardu. Tai vat tiek apie Viltį, teatrą ir Vilniaus dramos teatrą čia, šitame pastate.